Mes keliaujam po Lietuvą, jau bemaž turbūt daugiau negu 2 mėnesiai, keliaujam po Lietuvą, po Lietuvos miestus, miestelius, kaimus ir pristatom savo programos dalį, naują planą Lietuvai. Tai jame kalbame pirmiausia apie naujų darbo vietų kūrimas Lietuvoje. Ir mes taip manom, kad tai yra turbūt šiandien didžiausia problema. Būtent skatinanti arba stabdanti žmonės nuo emigracijos, nuo išvažiavimo. Ir jeigu Lietuvoje bus pakankamai daug gerai apmokamų darbo vietų, yra tikėtina, kad Lietuva gyvuos. Žmonės liks čia dirbti, liks čia gyventi, kurs šeimas, augins vaikus ir Lietuva išties taps turtingesnė ir klestinčia valstybė. Tai važiuodami po Lietuvą ir lygiai taip pat ir Rokiškyje mes susitinkame su įmonėmis, kalbame apie tai, ko reikia joms, kad jos samdytų daugiau žmonių, mokėtų geresnės algas. Taip pat ir Rokiškyje susitikome su įmonė, kuri pina virves. Taip, su Duguvos vadovais. Iš tikrųjų labai įdomus atvejis ir įdomi įmonė ir didžiulė dalis jų produkcijos keliauja eksportui. Tai yra būtent tai, apie ką mes kalbam savo ekonominiai programai. Taip pat susitinkame su jaunais žmonėmis. Ir Rokiškyje irgi turėjome vieną ar kitą susitikimą su jaunimo bendruomenėmis. Būtent tie žmonės, kurie galbūt dabar svarsto, kokią politinę partiją, kokią politinę kryptį pasirinkti. Iš daugelio girdime ganėtinai daug nusivylimų. Ir nusivylimų apskritai politikais, politika dėl pasikartojančių korupcijos skandalų, dėl didelio nepasitikėjimo ir Seimu, ir politinėmis partijomis. Iš ties aš savo asmeninę šiek tiek ir ambiciją ir tikslų manau tą pasitikėjimą atkurti. Tai sąžiningų, nuoširdžių, paprastų kalbėjimų, tiesiog atsakant žmonėms į tos klausimus, kurie labiausiai rūpi, nebėgant nuo sudėtingų temų, nuo kartais ir skaudžių klausimų, tiesiog būti šalia, kalbėti apie tai, kas žmonėms rūpi, kas žmonėms svarbiausia. Tai toks tikslas Rokiškyje ir tikiuosi, kad žmonės tą išgirs, įvertins